Su kalėdinė nuotaika širdise ir dovanomis į Verkių specialiosios mokyklos duris pasibeldė Vilniaus miesto skyriaus socialdemokratai. Pasveikinti vaikų su negale ir palinkėti šilumos ir ramybės visiems atvyko Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus miesto skyriaus sveikatos apsaugos komisijos nariai. Man labai smagu, kad Vilniaus socialdemokratai taip prasmingai laukia Kalėdų. Tikrai džiaugiuosi būdama čia su savo bičiuliais, Vilniaus miesto sveikatos komisijos nariais. Mes turime puikią progą pabūti tarp ypatingų vaikų ir taip gražiai pradėti šventinį laikotarpį, linkėdami jiems sveikatos, ramybės ir sulaukti Kalėdų senelio. Bičiuliai Verkių specialiosios mokyklos moksleiviams, kurie šaltuoju metų laiku mažiau atsparūs ligoms ir dažniau serga, padovanojo vitaminų. Dabar yra žiemos sezonas, padidėjęs sergamumas, šitie vaikučiai ne tik turi negalę, bet jie dažniausiai yra mažiau atsparūs visiems susirgymam ir ypač virusiniam susirgymam. Vaikučiams norėtųsi palinkėti daug balto sniego, gražių dovanėlių ir geros, gražios vaikystės. Ši graži kalėdinė akcija ne pirmoji. Socialdemokratai kasmet organizuoja gerumo akcijas. Džiugu, kad šiandien pavyko suorganizuoti labdarą. Tai yra tęstinis projektas. Aš pati nekartą bandžiau surasti paramų. Turėjau projektą Jonavos socialinės paramos centre, Lokės vidurinės mokyklos bendruomeniai. Ir džiugu, kad šiandien galime prieš Kalėdas pasveikinti mokyklos vaikus ir darbuotojus jų sunkiame darbe, palinkėti gerų švenčių ir sveikatos. Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos narė Jūratė Kulbertienė dovanų atvežė ir darbuotojams. Sveikatos skrynios kalendorius, kuriuose gausu iš senolių surinktų receptų ir liaudies medicinos patarimų. Verkių specialiosios mokyklos direktorė Danutė Šukelienė, šioje mokykloje skaičiuojanti jau 11 darbo metus, svečiams nuoširdžiai padėkojo visų vaikų ir mokytojų vardu už dovanas ir pasidžiaugė, kad jų mokyklą aplankė bičiuliai, rūpestingi ir jautrūs žmonės. Aš labai dėkinga už šiandienos akciją. Iš tikrųjų, tai pirmoji dovana, kurią sulaukėme šiemet šventų Kalėdų proga. Jau ne pirmi metai, kai aš jaučiu nepaprastai šiltą dėmesį iš mano bičiulių, iš socialdemokratų, Vilniaus miesto socialdemokratų. Manyčiau, kad jie vadovaujasi tokią gyvenimišką taisyklę. Gerumo niekada nebūna per daug. Ir štai talkos organizuojamos akcijos praktiškai kiekvienos šventės proga, dėmesys rodomas. Tikrai, sakyčiau, tai yra didžiausia parama ir šiluma juntama būtent iš šitos politinės partijos. Už sveikas ir gražias dovanas vaikai atsidėkojo savo rankomis siūtais bei dekoruotais rankdarbiais ir gražių koncertų. Jų balsai bei atviros šypsenos sulaukė audringų plojimų ir nuoširdžių padėkos žodžių.